Sveiki, kol kas Lietuvoje orai bus ramus ir gražus, nes mūsų šalies orus lems aukštos slėgio sūkurys, kuris įsitaisęs ties Skandinavijos pusiasalio ir Baltijos šalimis. Bet Lietuvos link jau po truputį artėja štai šis žemo slėgio sūkurys, kuris atneš prastesnius šeštadienio dienos orus. Kol kas penktadienio vakaras prognozuojamas palankus leisti laiką lauke, nes didžiojoje šalies dalyje bus sausa, mažai debesuota, be to temperatūra visai aukšta - 15–19 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktis irgi bus sausa, bet jau ims didėti debesuotumas ir stiprėti vėjas. Atvės šią naktį iki 11–16 laipsnių šilumos. Rytą vis dar bus sausa, po truputį artinsis štai šis atmosferos frontas. Apie vidurdienį pirmieji lietaus debesys pasieks Kuršių neriją, o po to ir pajūrį bei pietvakarinį šalies pakraštį. Ši debesų juosta su lietumi toliau keliaus rytų kryptimi ir iki vakaro pasieks rytinį šalies pakraštį. Keliaujant atmosferos frontui, pietų pietryčių vėjas keis kryptį į pietvakarių ir ims stiprėti. Kai kur gūsiai sieks 15 m/s. Temperatūra šeštadienio dieną kils iki 20–24 laipsnių, šilčiausia bus rytinėje šalies pusėje, kur lietaus debesys atkeliaus vėliausiai, o vėsiau bus vakarinėje šalies dalyje, Žemaitijoje bei pajūryje, čia 17–19, kai kur apie 20 laipsnių šilumos. Trumpai tariant, rytinėje šalies pusėje orai bus geresni pirmoje dienos pusėje, o vakariniuose rajonuose, Žemaitijoje, pajūryje pirmoje dienos pusėje bei vakare, tiesa vakare, klius ir trumpo lietaus. Sekmadienio naktį trumpalaikis lietus vis dar keliaus per daugelį rajonų, ypač pirmoje nakties pusėje. Pietinių krypčių vėjas aprims, bus vidutinio stiprumo, o temperatūra pažemės iki 10–15, prie jūros iki 16–18 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną bus gerokai sausiau, prognozuojami tik pavieniai trumpalaikiai lietus, tad palanku leisti laiką gamtoje ar mieste. Nors pietų pietvakarių vėjas ir šiek tiek sustiprės, bet jis atneš šilumą iki 21–26 laipsnių šilumos.